Nei vėjai pučia, nei sodai ūžia, tik baltas žagarėlės kalnus blizguoja, tik baltas žagarėlės kalnus blizguoja. Sveiki, mėlyjei. Čia Priežės televizija, Kazimieras Juraitis ir kreipiuosi į mūsų gretas. Mūsų gretų asociacija, tai yra juridinį asmenį. Dabar rinkimai. Na ir pasigirsta pretenzijų iš aplinkos oficialios mūsų gretų asociacijos, kad kadangi mes pradedam naudoti mūsų gretos, iš didžiųjų raidžių, taip, savo kai kuriuose filmuose, parašyta mūsų gretų savanoris. Tai yra painiava, kad iškreipiami tam tikri santykiai ir žmonių supratimas, kas yra mūsų gretos. Taip, yra šiek tiek iškraipimai tokie, bet manom, kad jie kyla iš to, kad yra iš oficialios mūsų gretų asociacijos yra mirtina tyla. Ir, nežinom tiesiog, nei ko jos kvėpuoja, nei ką jos daro, ar iš viso ką nors daro. Ir ypač tokiais aktualiais laikotarpiais, kai ten karantinas, ar rinkimai dabar, tai ten. O tarkim, kai prasidėjo tas naudojimas, tai iš nuolatinio poreikio, tai neduosiu meluoti, tie žmonės, kurie moka pinigus mūsų gretom, auka mūsų gretom. Ir parašo taip pat. Viešoji įstaiga Kaisakas, auka mūsų gretom. Tai tokie žmonės kaip Vinga, kuri kas mėnesį moka, kaip nario mokestį. Ir puikiai žino visas susiklošiusią tą situaciją, tą dviprasmybę, kuri atsirado tarp oficialaus darinio asociacijos ir neoficialaus. Tai yra pagal išsakyto signataro Rolando Paulausko tą tezę per 2016 metų rinkimus, kad mūsų gretose pusė Lietuvos, tik jie patys nežino to. Ta idėja vienybės ir plėtros mūsų gretų ir skatina vienareikšmiškai tas mūsų gretų vardą naudoti kaip idėjos plėtrą. Ir kadangi mūsų oficialus organas mūsų gretos, ne organas, asociacija, tyli, o poreikis yra, nes idėjos numarinti neįmanoma. Ta plėtra tai yra tas pats, kaip signataro Rolando Paulausko išsakyti 15 punktų. Išsakyta nuostatos saugo kraštinį. Tikras tautininkas yra tas, kuris priima netgi tuos, kurie neigia. Važiuoti lyg į Kryžkalnio ir taip toliau ir panašiai. Ten masė ir filmų, ir susitikimų, kur visa pasaulėžiūra, programinės nuostatos. Viskas tenai yra įdėta. Tai ta prasme žmonės ir nori. Jie nori vienybės. Dabar, jeigu, tarkim, kaip tą dalyką pasiekti? Aišku, negalime priversti asociacijos, kuri, dėl kažkokių priežasčių nenori išsakyti, arba negali išsakyti. Maža dėl ko. Yra tokia, kokia yra ir turim ją gerbti. Tarkim, kaip padaryti, kad išspręsti tą dviprasmybę. Tarkim, poreikis yra, o tie, kurie paėmė vardą, nenori, kad jis būtų viešinamas. Tada yra vis tiek reikalingas apsisprendimas. Nes tarkim, kokie santykiai su 15 punktų? Tarkim, mes dabar einam į rinkimus. Mūsų tikslas užpildyti 141 vietą, visą, pilną sąrašą. Seimo narių kandidato sąraše. Tikslas toks. Pavyks, nepavyks. Jeigu bus banga, gal pavyks visai neblogai. Jeigu jos nebus, bent būsime pabandę. Bet eidami mes vis tiek dėsim 15 punktų tą pasaulėžiūrą. Programinės nuostatos geriau kaip Rolandas Paulauskas sudėlioja. Tai ką tu ten prikursi? Tiesiog dėk ištisai ir viskas. Ar negalima bus to naudoti?
uždraust negalit. Čia yra vieša nuosavybė. Gerai, jūs galite uždraust vardą naudoti. Tai vadinasi nužudyti idėjos autorystę, mūsų gretas kaip podarinį. Tarkim, pabrėžti nieko bendro su mūsų gretom neturi. Na, gausis dar labiau iškreiptas, lyg tai priešprieša. Kažkokia tai. Na va, ir nori, nenori. Tas vėl grįžta klausimas, kas yra mes aukščiau už aš. Ar mūsų gretos oficialus darinukas tai yra mes, o kieno atžvilgių tada? Didžiojo rato, tai yra pusė Lietuvos, kuri nežino atžvilgių, bet tada gaunasi aš. Absoliuti mažuma. Ką saugo tada tos mūsų gretos? Kokias vertybės? Juk vertybės ar idėjos, jeigu tu jas saugosi užspaudės, jos išnyksta. Mes jų vis tiek saugom su jomis. Gerai, Audrius Bružas įsireiškė, kai aš pasakiau vienoje laidoje, kad Lietuva neturi strateginios linijos. Jis iškart pakoregavo, 15 punktų gali būti strateginė linija. Ir gerai pagalvojus, taip ir yra. Kryptis. Ideologija gal nepavadinsi, būtų per skambu, bet pasaulyje žiūrinė prasme, tai kryptis aiški. Štai kokia valstybė. Maždaug. Nieks daugiau tokių neturi. Tai dabar, jeigu mes mūsų gretas, kad negadinti, na, tarkim, kažkokių tai nesusipratimų, rašom iš mažosios raities, mes mūsų gretos. Tai praranda prasmę tada visi tie dalykai pasaulyje žiūriniai. Aišku, galima remtis išeinant iš paskutinio susitikimo su Rolandu Paulausku, signataru Rolandu Paulausku, kuris išreiškė tokią mintį. Jūs galvokit, kad čia jūsų 15 punktų, o aš tik tai įvardinau juos ir paskelbiau. Na, jam geriausia pavyko. Iš kuklumo pasakė. Ne iš kuklumo, jis pasakė turbūt giliai suvokdamas, kad išsiplatintų tas dalykas. Bet tada reikia užmušti signataro Rolando Paulausko atmintį. Jeigu mes nusavinam ir nekalbam apie mūsų gretas, čia jau yra nusikaltimas. Signataras Rolandas Paulauskas istorinė asmenybė. Aš jį miniu visą laiką kaip mokytoja tuose epizoduose nuose. Tarkim, jeigu kontekste ne su mūsų gretomis, tegu kažkas ir kitas pasakys jo prašymą asmenį, neminėk tu manęs. Aš, aišku, išpildysiu šitą tada prašymą. Aš vis tiek manysiu, kad taip negalima daryti. Prieštarauja mano moraliniam nuostatom, principam, bet išpildysiu tą prašymą. Bet tada vėl žmonės klaus. O kodėl tu jo nemeni? Ar tu kas, kad mokytoją užmiršai? Ar tu susipykot? Na, nesusipykom. Aš manau, tik tai kai kurie iš aplinkos mūsų gretos, na, nepakankamai įsijaučia į tą, kas yra aš aukščiau už mes, kas yra mes aukščiau už aš. Kas yra tas aš, kas yra tas mes. Nes mes, tai yra visa Lietuva ir toj Lietuvoj net ir tie, kurie mus neigia, nepripažįsta, nori ištremt, nori čemodanų vokzalą Rasiją nusiųst, arba į priešingą pusę. Nesvarbu. Tai čia su majoro Dautarto ten tais visais instrukcijom. Ir jie mūsų Lietuva. O mūsų gretos mums, va tie, kurie nario mokestį moka mūsų gretoms, mūsų gretos mums, tai ta pusė Lietuvos, kurie nežino dar, kad jie yra mūsų gretose. Va, tai kviečiam oficialiai atsiliepti mūsų gretų. Oficialiai tai, išreikš savo nuomonę. Mesgi suvokiam situaciją, kad ten ir sudėti, ir visa kita, bet būkit saugotojai tų idėjų. Saugotojai tai nereiškia nieko neveikimas. Einam į rinkimus dabar. Mes vis tiek nešim tą pasaulėžiūrą. Tai ar galėsim naudot mūsų gretos, nors jūs net ir neįsit tuose rinkimuose? O jeigu neša mūsų gretos vardą tą, tai gerai, apibrėžkit ribas. Tie, kurie laiko save, visi aktyviausi atėjo ir šičia jau dirba kartu su mumis. Bet garsiai nedrįsta pasakyti, nes dviprasmybė bus. Kur taip atėjo laikas tą aiškintis
iki kokios ribos galima kalbėti, ką galima kalbėti. Ir taip daug maž aišku. Bet reikalingi pozicijos, kurios būtų aiškios, išsakytos, nebūtinai parašytos, bet kad būtų aiškumas. Tame dviprasmybės yra. Va, bet žmonių mes visų net nerašo mūsų gretos. Daug kas norėtų būti, vadintis savanoris iš mūsų gretų. Mes rašom tik išskirtinius atvejus, kaip po, kur jau išskirtinius, iš tikrųjų. Bet labai norėtume, kad būtų visi mūsų gretos. Tas turi ateitį. Iki kito karto.